Tai labas. Uždarom langą. Tai ką? Važiuojam į sporto klubą. Nežinau, kodėl aš jam pasirašiau. Vyras gavo gerą dylą. Dabar galvoju, kur čia su. Gavo gerą dylą į sporto klubą su gera nuolaida. Savo arba šeimos nariam. Tai ir man pasiūlė, sakau, gal ir visai norėčiau. Truputį va čia, lemane. Ok. Kartais kaip nervuoja man tie keliai, kai visi šalia ir nebežinai, kurį sukti. Nes aš nei tą pusę biškį mažiau. Žodžiu, gavo vyras gerą dylą. Sakau, davai, norėčiau, nes kaina, žiauriai, po pigiaja visiškai. Jaučiu, ne čia nuvažiavau. Jep, ne čia Laura nuvažiavo. Super. Ir nieko nematau. Žodžiu, tai va, trečią kartą jaučiu pasakoju. Gavo vyras gerą dylą į sporto klubą. Sako, gal norėtų, nes jisai nenori varyti. Dabar žiūrim, kur čia varyti. Čia gatvė, čia ne gatvė, kas čia per kelias. Sakau, gerai, norėčiau. Čia jaučiu gatvė, ne gatvė. Sakau, davai varu aš, nes kaina labai gera. Metam, ta prasme, grinai pusė kainos, ar negi biškį mažiau negu pusė kainos už pilną, kai būtų pilnas abonementas. Sakau, okei, noriu. Tai dabar pirmą kartą varau, nes žodžiu, žiauriai tingėjau. Pas mus dabar dar atostogos yra, jau pirmadienį darbą, šiandien pas mus šeštadienis. Ir aš, nežinau, ką jūs žmonės veikit per atostogas. Ką aš veikiu, nes dabar buvo ne tik mokyklos atostogos, nes man ir vaikam, kadangi taip pačiai mokykloje, tai man irgi vaikų atostogos priklauso. Bet čia dar Turkijai buvo tokia šventė, kaip kalėdos, maždaug jie kaip kalėdas jas švenčia, ten labai ilgai švenčia. Tai realiai visą savaitę visiems atostogos. Nu tai ką mes veikiam? Labai nieko ir neveikiam. Biškai aplankėm giminę. Dabar vėl saulė išlindo. Biškai su draugais susitikom, ką gal fainiausiai nuveikiau. Čia buvo vienoj dienoj, tai su draugiam nuvarėm 5 ryto, planavom daryti jogą prie jūros pakrantėj. Po to man dėjo, kad 5 ryto būna žiauriai tamsu, tai mes ten nieko nematysim, tai nuvarėm biškiulio apie 6, padarėm jogą. Po to ten papusryčiavom, visą kitą ir po to tą pačią dieną su šeimyna varėm dar į mišką. Tai va ta diena buvo tokia, važiuok, leidžiu. Buvo tokia produktyviausia. O kitas dienas aš realiai nieko neveikiau. Gulinėjau, ilsėjaus, žiūrėjau YouTube'o, Netflix'ą, namus tvarkiaus, viską, ką galima veikti namie. Ir tiek. Tai dabar galvoju, kadangi pirmadienį jau darbo ir toj sekmadienis jau tai tokia diena, kai reikia plautis rūbus ir panašiai ir taip toliau. Sakau, reiktų gal šiandien truputį save pamotyvuoti ir kažką kitokio nuveikti. Tai va, nuvaryti sporto salę pirmą kartą. Nežinau, po kiek metų einu sporto salę. Esu bus porą kartų sporto. Toj pačioj sporto salė, tik tais kitam miesto gale. Tai man tai žiauriai nepatiko, nes visi dėdai mane spoksojo. Nu, aš kai užsienietė į tas rajonas, toks lievas buvo. O dabar geras dalykas to mano sporto klubo, to plano, kur gavo vyras iš darbo, tuo, kad aš galiu į to sporto klubo belę kokį kompleksą varyti mieste. Ir netoli mano namų keliai yra, tai aš dabar varu tą tokį bištolimesnį pirmą kartą, nes tenais yra tik moterims. Ir aš noriu gal pirmą kartą varyti, kad man nebūtų truputį taip awkward. Nes aš šiaip nelabai mėgstu tarp nepažįstamų žmonių ten kažką veik sportuoti. Tai, sakau, gal man biškai drąsiau bus pirmą kartą, o po to jau galėsiu varyti savo rajone, kur ten yra bendras, nes ten tiesiog biškai labiau poš, nes ten mūsų rajone, ten labai geroj rajono daly. Ir ten tokia šeima visi bus tokie instagrameriai, jaunimėlis, toks visas mandras, turtingas, tai nežinau, man būtų žiauriai nejauku pirmą kartą, kai aš nieko nežinau, nei kas, nei kaip, nei kur. Dabar eidama į mašiną ir supratau, kad reikia vandens, gal nusipirkti, va, nusipirkau buteliuką vandens. Net nesėmiau rankšluosčių, gavau pirmą kartą grįžtant tiek. Neplanuoju daug prakaituoti, pasportuosiu biškį, susipažinsiu su sporto salė, kaip ten kas, kokie ten tie aparatai, ką ten galima daryti, nes aš visiškai nieko nežinau. Ir tiek, tai va, gal kaip nors biškį save pamotyvuosiu.
nes jaučius truputį užsisėdėjus ant sofos. Bet gal ir reikėjo to atostogom, nes aš darbę žiauriai pavargstu. Iki atostogų tiesiog labai, nes nuo ryto iki vakaro, ryte išvažiuoju 7, grįžti po 6, kelias 5 ryto, eini miegoti 11, nu žodžiu, tikrai reikėjo man to tokio visiškai nieko neveikimo, išsigulėjimo, tai manau, viskas okei. Nu jau beveik atvarėm, minutė liko. Kas man nepatiko apie tą sporto klubą, kai aš pasigūgnau dabar internete ir aš dar kaip paskambinau paklausti, ar mano veikia jau tas abonementas, ar aktyvavas. Paklausiu, kelių dirba, tai šiandien sakė, iki 8 dirba. Ir aš galvoju, ar tik šeštadienį, bet aš šeštadienį turėtų ilgiau dirbti. Ar kiekvieną dieną jis tik tiek dirba. Tai jeigu kiekvieną dieną, tai ne kažką, nes aš iš darbo vėlai grįžtu. Kol namo grįžtam su vaikais apie 6 būn. Tai jeigu iš juos paliksiu namie, kol nuvarysiu, tai man čia nebeliks laiko normaliai nei kažką padaryti. Tai žiūrėsi, nes kiti sporto klubai, kur arčiau namų, tai ilgiau dirba iki 10, man atrodo, 11. Žodžiu. Žiūrėsim, kur dabar tas autoparkas yra. Mane pro tą galą čia mane nuvedė. Gerai, kur esu autoparką? Ne čia. Čia vienpusis, nieko nesuprantu. Nu, tai dulė mane praleis. Ir dar pyksta. Nu, ko dabar pyksta, į tą gatvę įvažiavau, ką man dabar daryti? Čia irgi apsisukt bandai, kaip ir aš, okei, moteriškė. Šūdas. Dabar reiktų man pasigūglinti iš naujo. Nu va, šiaip ne taip įvažiavom. Radom super vietą tų parkui. Nes dažniausiai čia būna truputį lieva vieta parkuotis. Nu, biški maža, reikia išlįsti. Nu tai spėkit, ar aš pasportavau. Aišku, kad ne. Mano abonementas dar neaktyvuotas. Žodžiu, nuvariu ten pas tas merginas. Man neveikia tas QR code, kad įeiti į salę. Pažiūrim sistemai, sako, kad dar neaktyvuotas, tik aktyvuotas virtualioje erdvėje tas appas, žodžiu, taip ir toliau. Ir sako, dar ten reikim paskambinti. Aš čia tokia jau tingiu, aš ten paskambinti ir aiškintas. Nes turbūt neaktyvuoja iš karto, nes mes jau prieš tai skambinom ir sakė aktyvavo, tai gal ten kokią parą turi praeiti laiko, kad aktyvuotų sistemą, nežinau. Tai tiesiog nuvariau, atsigėriau sau ramiai kavos, su draugė pasišnekėjau apie gyvenimą ir tiek. Praleidau laiką savo. Nes aš taip jaučiu, kad nelemta man šiandien sportuoti, matyt, man tą pėdą saugo biškį, nes aš biškį buvau pėdą pasitempus savaitgalį čia prieš porą dienų. Nuo baldiūro lipdama kažkaip stipriai trenkiu nuo aukšto baldiūro ir buvo biškį man patinus ir aš taip galvoju, kad mane apsaugojo visata dievulis, kad Laura neperstem kojų. Ok, kur tu dabar važiuosi? Nu, welcome to Istanbul. Nes ir sakau, važiuodama, aš iš šitą vietą, į tą prekybos centrą, kuriame yra sporto salė, aš daug kartų važiavus ir visą laiką normaliai nuvažiuoju. Šį kartą ir kelią pravažiavau, po to nerandu kaip į autoparkai važiuoti, nes nėra ten ne tas pats kelias. Viskas, taip sakant, priešingai ir matyt, man buvo nelemta šiandien dar sportuoti. Taip, kad paliekame kitai dienai, gal pavyzdžiui rytoj, jeigu rytoj susiskambintume. Bandyčiau rytoj gal važiuoti, matysiu, kaip nuotaika rytoj. Tai va, toks mini feilas su sportu. Ir mūsų pagų nebepuošiu niekas.